Tai šis savaitgalis buvo labai ilgas pas mane, 3 varžybas, sekmadienį Latvijos čempionatas ir pirmadienį, antradienį buvo Lietuvos čempionatas. Sekėsi Latvijoje gan neblogai šiaip, važiavau už Open klasę, dalyvių gan nemažai buvo, kvalifikaciją šiaip nekaip pravažiavau, tik 7 laiką parodžiau, tačiau po to gan sekėsi visai fainai, nes su kiekvienom varžybom dabar tobulėju ir vis geriau jaučiuosi trasoj. Tiesa, kol kas dar nesu patenkinęs savo fiziniu pasiruošimu, galbūt ateityje jis pagerės, o rezultatas Latvijoje buvo toks, pirmo važiavimo iš starto išvažiavau silpniau, bet po to susigaudžiau visus, gausi 4. vietą pirmam važiavime, antram važiavime kiek silpniau pravažiavau, nes nusaukau ir pravažiavau 7. Tai bendra gavosi 4. Šiaip gan neblogai, skaitau kaip Latvijos čempionate. Latvijoje varžovai buvo stiprus, pirmas trejetukas labai toli pabėgo nuo manęs. Pirmas finišavo Freibergas pasaulyje, kur važiuoja, antras Lyvsas, kur Europoje, kiek žinau, laimėjo. Trečias finišavo Štembergas, kuris važiuoja Amerikoje. Tai aš manau, kad mano 4. vieta gan yra neblogai. O po to už manęs liko Litvinovas, Kozlovskis ir visi kiti pajėgus Latvijos sportininkai. Apie Lietuvos varžybas galiu pasakyti tiek, kad viskas fainiai, bet nepatiko šiaip trasa, kažkaip, nežinau, kažko per daug pridarė iš tikrųjų. O šiaip viskas buvo gerai, startai puikus, manau, geriau negali būti. Važiavimai irgi stengiausi stabiliai važiuoti. Na, labai gaila, kad nebuvo Lietuvos favoritų, tai yra Arūno Geležnyko ir Lino Šiaučiūno. Tikrai, manau, būtų ką veikti su jais. Tiesa, negaliu ir pasakyti, kad tai yra labai silpni visi kiti sportininkai, tiek Raimundas, tiek Mantas progresuoja, tobulėja, šiuo metu matau gan stipriai ir tikrai dar porą varžybų ir manau bus ką veikti tiek man su jais, tiek jiems su manim. Na ką, norėčiau palinkėti tiek Linui, tiek ir Arūnui kuo greičiau pasveikti ir grįžti į trasą. Tai ką, sėkmės!